Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjome pirmą vietą reguliariam sezone ir iškovojom salės pranašumą. Na, antra, gal mes truputėlį per anksti buvom pradėję skirsti tiek Žalgiris, tiek mes salės pranašumą, nes yra dar tokia komanda Šiauliai, kuri yra iš tikrųjų labai pavojinga ir mes, antras mūsų džiaugsmas šiandieną, kad mes nepapuolėm, play-off'e nepapuolam ant Šiaulių. Na, o šiaip tai norėčiau padėkoti mūsų vyram, ką darau nedažnai, vien dėl to, kad neturėdami pilnos sudėties kovėmės iš paskutinių, kovėmės 40 minučių ir ko pasakoje gražioj kovoj nugalėjom. Klauskit, kolegas. Treneri, jūsų kolega mūsų Karūnas pasakė, kad greičiausiai žalgiriečiams tai buvo meškos paslauga, kad negalėjo žaisti Beincas, Bielica. Jautėte, kad iš tikrųjų kažkaip atsipalaidavę Žalgiris? Na, aš nežinau, taip, tai yra tokia situacija dažnai būna, kad lyg tai žaidėjai galvoja, gal ne pilna sudėtim žaidžia priešininkas, bus lengviau, bet taip nėra. Jeigu jūs prisiminsit Žalgirio žaidimą, kada treniravo Antanas Sereika Žalgirį, dažna situacija būdavo, kai neturėdavo kelių pagrindinių žaidėjų ir nugalėdavo tokias komandas kaip Barcelona, Maccabi ir kitas Eurolygos komandas. Netgi Antano posakis, kuo mums blogiau, tuo mums geriau, čia visi mes šitą žinom. Aš manau, kad šis dalykas padėjo mums šiandien irgi nugalėti. Nežinau, ką jautė žalgiriečiai, kaip jie buvo motyvuoti, bet mes, na ką, mums nebuvo kur trauktis, mes žaidėme iš visų jėgų ir džiaugiuosi, kad toks rezultatas. Dar klausimų bus? O kaip sužaidėjas, kada tikit grįžti Beinzi? Na, Jomantas dar turbūt 2 savaitės turės problemų. Aronas jis paprastai labai pakantus skausmui, manau, kad kitą savaitę mes jį jau matysim. Džiaugiamės, kad jam nelūžo koja, nes tikrai iš labai aukšto šuolio nusileido ant kojos ir įsisuko čiurną ir tikrai atrodė, kad koja turėjo nulūžti, bet jisai toks tvirtas žmogus, jis iškentėjo. Ir nežinau, su Bielica mes turim problemų jau gerą mėnesį, šiuo metu jisai išvažiavęs į Serbiją, ten apžiūrą, jeigu reiks, mes įsiūsim į Vokietiją, kur dažnai siunčia Lietuvos ryto šeimininkai ryto žaidėjus, jeigu jie yra rimtai traumuoti. Na, viską darysim, kad play-off'ą mes turėtume pilną sudėtį. Treneri, kaip atšvęsti dalykas? Papasakot visas šeimas, į kurias važiuosiu sutiktam. Apsiribosim vieną. Tai yra šeimininė šventė, reiks aplankyti mamą, vaikus, draugės. Šeimynas, vienu žodžiu.